Atvažiavo sprinteris, skundžiasi abasas dega. Pažiūrėjom diagnostiką, galinis dešinys ratas. Pakeitėm abas daviklį, padėjo, išvažiavo, vėl užsidegė. Dabar įkišau kamerą, žiūrėsim. Žiūrėsim, ką rodo. Gal ištraukti reikia. Va. Va, šitas tarytum ar trūkęs per plonas kažkoks dantis. Ir šitas irgi toksai keistas. Ir iš viso, tarytum visas žiedas būtų pertrūkęs. Tokia juostelė eina. Tai va, žiūrėsim, ką rasim, ardysim. Atvažiavo Mersiukas, C klasės, 204. Ir kartais nei iš šio, nei iš to užsidega dešiniai pusiai gabaritai. Ir šviečia visą laiką. Ir iškrauna kumą. Įtarimai arba šitas knopkė, kažkas trumpina ant šitos padėties, arba SAM blokas priekinis. Kažkas bus gavęs drėgmės, taipogi trumpina ir daro tokios cirkus. Tai va, bandysim aiškintis, kas čia, kodėl, kaip. Ko gero, pirmą žvilgtelsiu čia iš antros pusės, gal aplyja, gal dar kas nors, gal matysis koks drėgmės požymis, o paskui jau lysim į ten, į variklių skyrių. Bet greičiau ten ir bus kažkas. Išardžiau saugiklių bloką vienam. Čionai buvo pažaliavimų, išvalėm, fiškę irgi išvalėm. Žiūrėsim, kas bus, gal čia ir buvo problema, gal viduj nieko neradau blogo, kiek matėsi. Bandysim atgal sukrauti. CLA atvažiavo, ant skydelio degė, kad auxiliary baterį bloga. Auxiliary baterį ir yra mažoji baterija. Jinai slepiasi čia. Tai dabar bandom pakeisti. Įdėsim naują. Ištrinsim klaidas. Ir viskas. Mercedes CLA. Istorijoje degėdimas buvo, kad didysis akumuliatorius silpna varža. Pajungiam matavimo prietaisą ir rodo iš tikrųjų akumuliatorius blogas, nors dar tik garantija praėjus 3 metų senumo. Tai bandysim pakeisti akumą. Atvažiavo Mersiukas su dėžės problema. Tai bandysim nuskaityti. Pažiūrėsim, ką čia turim. Kokią problemytę. Atvažiavo Mersiukas. Įsiaiškinti, kodėl blyksi lempa. Pradėjo iš niekur bliksėti LED lempa. Išjungta viskas ir blyksi. Prieš 1,5 mėnesio turėjo įvykį. Tokį mini įvykiuką. Na ir toliau važinėjo.
O vakar gerai palijo. Ir va kai palijo, čia buvo skylių lempoje. Tai ir prilijo visą lempą. Tai bandysim ieškoti kitos keisti. Vienas žmogus atvežė ir greičių perjungimo svirtį pataisyti. Nebėjo iš darbinės, iš drivo į parką grįžti reikdavo užgesinti. Tada grąžinė ir tada toliau viskas vykdavo. Tai remontuosim. Mersiukas, ML-as atvažiavo, neveikia kuro bakas, centrinis ir lyg viskas. Tai bandom prikelti galinį sąmarą. Čia visokių daug negerybių buvo, bet po biškį pabandysim. Jeigu neis, teks ieškoti kito. Šiandien atvažiavo Mersiukas C klasės. Biškį mandresnis nei visi. Tikras AMG. Neveikia vairuotojo sėdynė. Visiškai nereaguoja. Bandysim ieškoti, kas čia gali būti. Čia rašo, nėra ryšio su sėdynė, tai gal koks peliukas nukando laidą kokį, ar dar kas. Tai va. Mercedes neveikia mygtukai. Šitas ir neveikia sėdynės valdymas. Diagnostika skundžias, nėra signalo iš mygtukų. Pamatuojam viską. Signaliukas yra, testeris rodo voltažą, osiskopą buvo atsinešęs. Taip pat rodo kreivė. Pliusas, minusas yra geri, neveikia. Išėmiau iš kitos pusės. Visus mygtukus pajungiu, veikia. Išėmiau šitą mygtuką, kuris neveikia. Pajungiu ant anos apšifkės vadinamos. Taip pat veikia. Vadinas laidai problema. Tai šitą signalinį violetinį laiduką. Surandu, jis eina čia. Jis kaip čia pasakyti, turi šiokią tokią varželę. Ir neveikia. Pravedžiau kitą laiduką, užtrumpinau, viskas veikia. Tai kažkur pravodkėje yra pasižeidęs laidelis. Pratempsim naują ir viskas. Toks vat remontėlis. Šiandien atvažiavo R klasės Mersas ir rodo problemą hidraulinis siurblys. Nėra maitinimo. Maitinimus pasižiūrėjau, maitinimai yra, tai belieka vienas dalykas. Angliukai. Išardytas siurblys. Įdėti nauji angliukai. Dabar tik surinkinėti. Ir viskas. Ir dėti atgal ir nereikės pirkti dėvėto. Galiukai. Tai va. R klasės Mersas. ABS remontas, ABS pompos remontas. Atvažiavo Mersiukas, C klasės. Čia dėžę perinkam ir dabar dar pakeitėm radiatorių. Ir užvedus pilnu tempu
sukasi aušinimo ventiliatorius. Bandysiu rasti priežastį, kodėl. Laukiam, kol užsikraus. Tai va tiek. Ir problema išsisprendė, buvo nepajungtas, tai yra nupuvęs laidas kondicionieriaus slėgio daviklio į radiatorių po mašiną, bumperį.